Klausykit, mėly draugai, mes dar 8 neturim ir galvojam, reikia šiek tiek paišdikauti su maisto linijytėm ir... Su maisto linijytėm nori paišdikauti. Biški šiandien, biški ten paišdikauti norėtum su linijytėm. Nu prašau, biški normaliai, kalbėk. O ką, linijytės? Kalbėk kaip M&M'sai. Informacija 1666, ryte klauso, labas vakaras. Labas vakaras. Klausau jūsų? Aš irgi klausau. Norėjau jūsų paklausti. Jonas pasimetė, nes jūsų gražus balsas. Taip, labai gražus. Dėkoju, sakykite, kas jūs domina. Mane domina pizzerijos, kurios atidarė lyginant per pastarį ketvirtį. Žinokite, nematysiu tokios informacijos. Nebent jūs pasakytumėt konkretų pavadinimą, nes pagal tai, kokios atsidarė paskutiniu metu, tai pagal registracijos datą, bet įmonė galėjo atsidaryti kur kas anksčiau, negu buvo atidaryta pizzerija. Todėl, jeigu žinote adresą arba kitokius duomenis, pagal tai galiu žiūrėti. Nežinau. Nebent bendrai tada pizzerijas galiu siūlyti. Gerai, bendrai tada. Kuriame mieste? Šiauliai. Šiauliuose, ant to minutėlę. Ant Šiaulių. Briaukstelsi. Yra pizzerija Italija, Vilnius gatvė 167. Jų telefonas 841. Palaukit, akmenys. 841. 52. 52. 08. 08. 66. 66. Tada yra pizzerija Geltona, numeris 841. 841. Pizzerija Gelta. Geltona. Ai. Spalva geltona. Šlapia, geltona. Lietuviška. Lietuviška. Tikra, tokia gera. Tai kodas 841. Taip. 55. Taip. 84. Taip. 80. Yra pizzerija Taco. Taco Bell. Taco Bell, ne? Su C raidė kaip citrina. Žinau. 841. Žinau, sako. 37. 37. 21. Taip. 22. 22. Taigi taip viską žinau. Yra ir čili pizzerija 84. Nereikia, žinai. Nereikia. Toliau dar žiūrėti, ar pakaks tiek, kiek išvardėjau? O gal dabar pažiūrėkit kokioj Šilutėj. Šilutė, tą minutę. Skanu, ne. Sriepčia rajonas. Tarp kitko, žinok, jis turi kofeiną. Matau, kad yra kaip restoranas Rambynas, bet yra dar nurodę, kad turėtų būti kaip ir pizzerija. Bet reikėtų pasiteirauti konkrečiai, nes nėra taip smulkiai nurodę savo veiklos. Kaip vadinasi? Rambynas? Rambynas. Nu, pasakyk numerį. 8441. Tai buvo tokia anksčiau filmuko. 770. 770. 55. Bet čia žinokit, žiūri kaip pizzerijos. Tai aš galiu pasižiūrėti Šilutėje apskritai, kokios yra kavinės arba restoranai. Viskas gerai. Ačiū jums. Ačiū už rūpestį. Iki kelių dirbat? Visą parą. Centras visą parą veikia, taip. O jūs? Tai yra asmeninė informacija, kurios negaliu jums nurodyti. Ne tai, kad negalite, o neprivalote. Negaliu nurodyti. Net negalit? Net negalit? Jūs prie spaudai dirbat? Tai gal jūs išlaisvint ten ateit? O jums valgyt duoda, ten leidžia pavalgyt? Ar domina dar jūs kokiam klausimus? Informacija ne asmeninė, o darbinė. Darbinė taip. Ar jums duoda darbe valgyt? Tyla. Okei, viskas. Viskas, nebetrukdom. Kaip sakant, ačiū jums ir taip pat. Iki. O jau, Jėzau. Nieko negaliu. Gerai, tai pabandama, ne? Pizzerijas Rolling in and deep. You had my heart and soul. Tai aš pirmas, tu tada sūnus. Gerai? Pirmą kartą susakinėjau savo gyvenime. Ką? Pizzerija. Labą vakarą. Labą vakarą. Įsinešimui turit? Picos įsinešimui taip. Taip, ar ne? Klausykit, mano sūnus užsisakys, jisai, tai beveik jam kaip pirmas kartas, aš noriu pažiūrėti, kaip jam sekas. Jis mažas, tai žodžiu gražiai. Maždaug apie pirmoką kokį ateis, taip. Kaip sakot? Apie pirmoką kokį. Nu, va, jisai kažkaip. Gerai, priimsim. Tai klausykit, tai dabar, tai gal telefoną aš jums duodu, jis tada čia užsisakys jisai. Tuo man, tėti. Palauk, Lukutė. Tuo. Tai... O po to aš perimsiu ragelį dėl tų pinigėlių. Dabar, žodžiu, pizzą pačiai. Tėti, duok, aš noriu. Lukutį, prašau. O jūs žinot, kokias pizzas jūs ne... Aliuoj, tėta, labas. Čia Lukas. Lukas Vetlovas, aš noriu pizzas. Peperoni. Peperonę norėtum? O kokio dydžio? Nu, su
pipiriukais Kokio dydžio ir norėtum? dešrytę. Ten dešrytė bus. Taip. Ne, Kokio dydžio dešrytę? Palaukit, o tu picos pavadinimą žinai, kad peperonė? Nu, ne, peperonė, Peperonė dešrytė. bus pas mus be dešrytė, žinokit. Tai jeigu nori picą su dešrytė, tai ir daugiau nieko nenori, prie daržovių kokių. Nu, Labai prastai. ne. Nu, su dešrytė. Peperonė. Saliami tokia Taip. kumpinė dešrytė. Saliami. Su saliami. Tai siūlyčiau saliami picą tada. Su sūriu dar bus, ar tiks? O didelė ar vidutinė? Mažytė. Žinokit, vidutinė siūlyčiau. Gerai. Nes, alio? Gerai, vidutinė saliami. dešrytė, taip. Ir dar noriu vieną pisą. Taip, saliami. Mano tėtis nori pisą. Saliami vieną vidutinę, o kokią dar? Ir tėtė, kokią tu nori? Ir Giovanni. Tokios neturime pavadinimų, gal ne čia skambinat. Nu, Bet jūs patys atvažiuosit pasimti? tėtis atvažiuos. Gerai, o kokią tėtukas norėtų tą pizzą? Giovanni. Prašau, Giovanni. tokios neturime mes. Tėtė nėra Giovanni. O kokią? Tada Rolani. Kaip mokėmės, kaip žiūrėjo meniu. Žiūrėjau meniu. Tai sakykime. Pisa Giovanni. Tokios mes neturime pavadinimų. Ką tėtukas mėgsta, ką ant picos? Nu, tėtukas mėgsta pisą. Pica mėgsta, o ką ant tos picos, kad sudėta būtų? Nu, Dešrytė ar... ne, Kaip? jis nemėgsta dešrytės. O, ką jis mėgsta? Nu, spirgučių. Daržovių daugiau, vien daržovė? Ne. Grybas, tėtis. Su grybais, na gerai, su grybais, o kas daro? Kumpinės yra, saliamis Nu, yra? šampinjoną. Gerai, supratau. O dar ko nors, kad kokia kumpinė? Taip. Kaip? Taip. Gerai, Ne, tai- ne kumpinė. Ar saliami dešra geriau būtų? Gerai, tiktų. Tai Saliami. ledūnė pica mūsų pavadinti. Ne ledų, ne. Tėtis, pisa? Nu, ne ledų. Kai? Kumpinė. Tėtė? Taip, Lukutė. Kumpinė. Gerai viskas. O atsigerti paimai ką nors? Ne. Paim Pepsi. Teta, Taip, ir dar atsigerti pėsi. palaukit, mes atsigerimą tik turime mineralinio vandens įsinešimo, daugiau mes buteliukais jokiais neturime. Alaus? O, kuo? Alaus. Alaus. Įsinešimui mes irgi čia neparduodame. Tėtis sakė, nėra nei pėsi, nei, nu kaip tu pėsi, nei alaus. O dėl picos tai mes neįsiaiškinom, o tėtukui ta pica su dešrytė ir grybais tinka. Kokia? O kokio dydžio tėtukui didelė? Ko? Dešrytė? Pica didelė? Gerai. Taip, didelė pėsa Gerai, tai tėtukui dvi picos su bus dešrytė. įsivežimui, viena vidutinė ir viena didelė. Ne. Lukutė, dabar ką mokėmės? Lukutė. Aš pas paimsiu atvažiuoti. Lukutė, atsimeni, ką mokėmės? Ką tetai reikia sakyti? 10 žodžių. Taip. Tata, Taip. tata, o tu turi dėdą? Prašau. Tata, ar tu turi dėdą? Nes mano tėtis neturi bobos. Taip. Gerai, dar picų bus išsinešimui. Kaip? Žinokit, atsiprašom, atvažiuosit kada? Laukiam. Jeigu dvi picas... Kada? O kada reikia? Kada Nu, tai jau 10 minučių galite atvažiuoti. 10 minučių. 15. Sakė teta, kad tu, nu, jinai nori, kad tu ją atvažiuotum ir paimtum už 10 minučių. Už 15 kažkur tai. Tas dvi picas įsivežimui, taip? Labas vakaras. Labas vakaras, radistai trukdo. Jūs trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Šiek tiek norėjom pažiūrėti, Papokštauti. jo, kiek jūsų kantrybė gali O, išgęsti. puikios nuotaikos esate, Labai ne? puikios nuotaikos. Žinokit, atšaukit, prašau, tavo užsakymą, jis tikrai mums nėra Dėkui reikalingas. labai, mes turime darbą, atsiprašau. Prašau, ačiū Viso jums. gero. Viso. Linkėjimai. Nu,
Dėdai tu. Tet, Ką? kokio dydžio dešrytę? Nu, Pisa. kokia pas tave yra? Saliami.